O dabar iš tikrųjų mes plaukiam absoliučiom Žemaitijos džiunglėm. Jautrių nervų žiūrovams geriau nežiūrėti. Labą dieną, aš esu Dovydas ir aš šiek tiek esu praradęs savo balsą. Bet su šituo seksualiu balsu ateinančias 5 dienas aš jums pasakosiu ir stengsiuos kuo labiau, kuo gražiau parodyti savo gimtąją upę Minija. Šita upė iš tikrųjų jau seniai norėjau praplaukti vasaros metu, bet kad jie būtų įdomu plaukti, jai reikia vandens. Ir šiuo metu yra puikia proga tą daryti, nes vandens lygis yra pakilęs praktiškai dvigubai. Blogas dalykas yra tas, kad šitam rudam vandenį aš nežinau, ar bus įmanoma pagauti žuvį. Bet susitarėm, jeigu šitoj upėj aš sugebėsiu pagauti žuvį per tas dienas, vieną dieną įsijungs žemaitis ir kalbėsiu tik žemaičių kalba. Aš šitą upę planuoju plaukti apie 100 km. Pasirinkau, manau, vieną įdomiausių ruožų, kuris turėtų būti įdomiausias, niekad čia nesu plaukęs, o pati Minija iš tikrųjų yra ilgiausia Žemaitijos upė. Jos ilgis yra apie 200 km, gal šiek tiek daugiau. Čia visur maitinasi žuvis. Kadangi yra labai nešvarus vanduo, tai reiškia, kad galiu dėti ir pavadėlį trumpesnį, kad būtų lengviau užmesti ir turėtų žuvis jo net nematyti. Mes upėtakį bandysim suvilioti su... Raudonas akcentas, kad geriau matytųsi. Turėjau kibimą. Turėtų lyt ateinančias 2 dienas, paskui turėtų pradėti šilt. Dabar yra 13 laipsnių šilumos. Oh, wow. Turim tokią problemą. Minija man labai patinka dėl to, kad jinai yra srauni ir akmeninga, turi daug rėvų. Gerai, kad tie visi akmenys, tos rėvos dabar yra pasislėpusios, nes kitu atveju, jeigu būtų įprastas vandens lygis, aš kanoją vilkčiau, daug kur vilkčiau. In the jungle of Žemaitija, I'm rowing alone. Jums yra šiek tiek sudėtinga čia pratilpti. Čia yra egzotika, čia yra žemaitiška egzotika. Pradėjo lyt, dabar tikrai pradėjo lyt. Ir aš jau sėdžiu baloje. Čia yra visas vanduo, kurį esu pasiėmęs. Tai... Ar jūs sveiki? O vanduo upėje yra nelabai švarus, tai reikia kažkur ieškoti švaresnio šaltinio ir bandyti įsipilti. Aš pradedu galvoti, ar nebūtų man greičiau čia brist. Visai neužilgo turėtų būti intakas, gan didelis. Tai po jo tikiuosi upė išplatės ir bus lengviau praplauti.
Kas yra Dovydai, nepašneki, praplaukt. Skverbėsi, saulė skverbėsi. Kiekvienas išlipimas man į valtį prisėmė kokį puslitrį vandens. Yra kliūtis, kurios yra smagios ir kurias galima ir įmanoma yra praplaukti, bet būna tokios šakos, kur tiesiog užvirtusios ant visos upės. Tai tas plonesnės patarkau. Na, tiesą pasakius, nelabai spėjau ir pasidžiaugti. Saulė. Jeigu artimiausiu metu nustotų lyt, tai tas vanduo šiek tiek turėtų ir prašviesėti, praskaidrėti. Bet jeigu nenustos lyt šiandien ir rytoj, būtų tai geriau, jeigu nereikėtų tarp tų dregnų šlapių šakų man čia veltis. Po 100 minijų. Kas čia jūs man pasakykite yra? Bebrynas. Nu vat iš vaikystės aš tokias upes ir atsimenu Žemaitijoje. Šiek tiek apsivalykim. Jūs mane gerai matot, aš jūs gerai matau. Nežinau, man iš šaltinį čia nepanašu. Nepilsiu. Nu, maudlis, ką aš galiu pasakyti, aš esu tikras Šimašius maudlis. Plaukiant šitą upę man dabar yra realiausia pagauti kiršlį, upėtakį arba šapalą. Bet ar dabar jie kažką mato? Čia įteka į Miniją intakas, kurio pavadinimas yra Pala. Ir dabar Minija atrodys štai taip. Kurį laiką, visada kai upės susijungia, jos šiek tiek sulėtėja, išplatėja, bet paskui vėl pagauna savo vagą ir turėtų susiaurėti ir pagreitėti. Neturiu jokio butelio, kaip įsisemti vandenį, tai mano vienas iš tikslų šiuo metu yra tokį rasti. Ir net nereikėjo ilgai laukti, upė užsikūrė. Nuoširdžiai ir atvirai aš jums pasakysiu, šudinai atrodo vanduo. Šiek tiek Žemaitija per daug užpylė. Ir dabar turim, ką turim. Aš, pavyzdžiui, visada vandens lygį tiek upių, tiek ežerų pasižiūriu per meteo.lt ir matavimai atrodo taip, kur vidurkis vasaros turėtų būti apie metrą, o yra 1,64 m. Tai dvigubai praktiškai pakilus upė, ką mes ir matom. Kelintas čia protrūkis? Man atrodo 4. Pasakysiu paprastai, šiandien yra permaininga diena.
Tiek nuplaukus, tokių nesąmonių aš tikrai nesitikėjau. Aš nežinau, kaip čia pastumti. O man pačiam neįsivaizduoju, kaip čia perlipti. Einu aplinkui. Jau ant piršto galų stovi. Nu, gal ir gerai, kad aš tas britkelnes pasiėmiau. Paliekam. Va tavo ir plaukimas minija. Rūksta dūmai palei šaltinėlį. Suskaupę vyrai dirba, verda vandenėlį. Kliuku, tiesiai iš bidono. Ten prie minijos krantų. Bravorai, be kaminų. Įsivaizduojat, tokios buvo aktualios, žmonės tokias dainas kurdavo. Ten, man atrodo, mačiau šaltinį. Čia tikrai yra šaltinis, nes matosi, kad sunkiasi tiesiog iš žemės, neparbėga iš kažkur. Ir spalva, akivaizdu, yra švari. Labai gerai, bent jau gerimai turės iš švaros vandens. Pamečiau irklą ir ten, kol apiplaukiau, spėjo žaltys ir pabėgti. Nereaguoja. Nu, džiaukis, kad dabar mato daug žmonių. Jeigu niekas nematytų, tai jo įgautum. Iš tikrųjų, šiandien visą dieną plaukdamas ant kranto nemačiau jokios sodybos, namo ar stovyklavietės. Niekas čia negyvena ir neturėčiau aš stebėtis, nes aplinkui krantai yra tiesiog džiunglės. Negyvenčiau, bet nu kaip, aš turiu kažkur šiandien surast, kur miegosiu, tai pradedu tai daryti. Šiek tiek nukrito. Šaltinio šitas tikrai neprimena. Labai gali būti, kad radau pievą, kurioje šiandien išmiegosiu. Čia tikriausiai pati kukliausia stovyklavietė, kokie esu buvęs, bet, kaip ten sako, žemaičiai yra kuklūs žmonės. Man labai tinka. Šiek tiek prikaupiau, čia kažkur turėtų būti pjūklas. O, dar radau. Ir čia iš tikrųjų buvo pati pirma ir vienintelė per visus kilometrus vieta, kur galima išlipti. Tai jeigu kažkada sugalvosi plaukti šitą upę, šitoj vietoj, šitų ruožų, turėkit omeny, kad minė nėra labai svetinga. Einam pažiūrėt, kur veda kelias į dangų. Ei, čia tiesiog pieva. Bet graži pieva. Gerai, gal tada leidžiame žemyn ir einam palapinės statyti. Na, šitą vietą ne tik aš mėgstu, bet ir uodai. Buvau pamiršęs, kas jie tokie. Aš to vandens gert negersiu, bet manau ryžiams išsivirt bus pats tas.
Jau yra beveik 9:30 vakaro, aš esu labai alkanas ir mano balsas skamba dar prasčiau nei ryte. Bet aš esu labai dėkingas savo už tai, kad turiu šitos vištienos. Bet dar labiau dėkingas esu šios kelionės rėmėjams ir partneriams Santa Marija. Tai šitą vištieną aš užpyliau skystų teriyaki marinatu iš Santa Marija, suvakumavau ir šita višta yra pasiruošus keptuviai. Be jos aš šitoj kelionėje gaminsiu dar daug kito ir labai skanaus maisto, kuriame bandysiu panaudoti Santa Marijos produktų. O dabar einu pašausiu šitą vištą, kol manęs nesuvalgė, nežinau net kaip pavadinti, musės, blusos. Lyja. Druskos ir pipirų. Labai paprastas, greitas ir nesudėtingas patiekalas. Kartais tiesiog to ir reikia. Ir iš tikrųjų tų skystų marinatų yra įvairesnių, ne tik teriyaki, tai galima rinktis iš skirtingų skonių, spalvų ar net tekstūrų, bet panašu, kad su teriyaki aš labai gerai pataikiau, visiškai kaip japonas, mėgojos lietum, mėgojos višta ir bandau taupyti savo balsą. Pavalgau, einu miegot, susitiksim rytoj. Mano palapinė yra prakiurus. Labas rytas. O, yra. Aš dabar taip stoviu čia ir galvoju, jeigu būtų šiek tiek geresnis vandens lygis, tai šitoj vietoj, manau, pagaučiau žuvį. Nežinau kelintas kartas, bet vėl lyja. Na, ar aš jums priminsiu vaikystę. Valgysiu manų košę. Nežinau, kiek laiko jau nevalgiau, galvoju, reikia pabandyti. Cukraus ir vos druskos. Kol kas šiandienos diena atrodo dar lietingesnė bus nei vakar. O, įdedu dar šiek tiek sviesto, išmaišau ir paliksiu. Cinamonas. Dar šiek tiek plaukų. Gerai, gal akis didesnės padarysiu dar. Ko ne vaikystė, sėdžiu aš kažkur gimtiniai Žemaitijoje ir valgau manų košę. Eik tu savo. Kodėl yra kai kurie patiekalai, kurie labai primena namus? Tikriausiai pirmą kartą valgydamas maistą susigraudinau.
Wow. Šimašis beveik apsiverkė nuo manų košės. Tai buvo kažkas nerealaus, tai buvo 5 minutės malonumo. Dieną aš esu pasiruošęs ir nustojo lytų. Einu pradėti pakuotis ir plauksim. Plauksim į Miniją. Kaip aš norėčiau jau turėti savo balsą. Bet gal aš turiu balsą. Ašgi vyras. Ašgi žmogus. Ne, bet tai moteris irgi žmogus, irgi turi balsą. Visi turi balsą. Kai lyja, aš turiu visą laiką maišą sudėti šitą į jį, kad nesiliestų kartu su palapine ir nedrėkintų jos. Visą dieną šiandien dar turėtų lyt ir galvoju, kad greičiausiai bus dar užvartų, kur reikės išlipti vandenį ir persinešti. Pažiūrim, kokį turim šiandien pokytį. 1,80 m. Pakilo per 20 cm. Išplaukiau ir pradėjo lyti. Kaip ir tarėmės. Dabar praktiškai yra toks vandens lygis, kur būna žiemą įprastai. O žiemą potvinių metu gali būti ir 4 ir 5 metrai. Tai upėje yra netgi likusių žymių iš žiemos potvinio, iš pavasario potvinio, kur suneštos šakos, pagaliai. Tai tokiam aukštį būna upė. Įsivažiavo. Tai aš prisiparkavau čia į tokį natūralų garažą. Labai malonu čia būti. Man po tokių orų visada prasideda vasara. Tikroji vasara. Kažkaip atrodo turi gamta nulyt, nubūt ir pradėti šildyti. Čia upė labai sulėtėjus, apaugus medžiais, žolėm. Amazonė. Lietuviška, miniška, žemaitiška Amazonė. Po gan ilgos, gilios, nuobodžios vietos prasideda kažkas aktyvesnė. Mačiau ūdrą. Čia buvo. 3, 2, 1, maudomės. Didžiausias pliusas yra tas, kad aš jau sergu. Tai nuo tokio blogo oro aš nebegaliu susirgti antrą kartą. Iš tikrųjų, plaukiant upe, tokią pakilusią srovę vandens lygiu, daug pavojingiau yra ne pati upė, bet įvirtusios, pasvirusios šakos ir medžiai. Jie angliškai vadinami yra sweeperiais. Į tokį, jeigu pakliūtum, nebūtų labai smagu. Bet čia yra smagu. Ir kitas dalykas, jeigu matot, kad priekyje yra kažkokia tai kliūtis, tai reikia stengtis ne kuo greičiau iširkluot į kitą pusę, bet geriau stabdant, sukt kanoją arba baidarę į priešingą pusę. Taip jūs sustabdysit savo greitį, nebus taip pavojinga ir išvengsit tos kliūties. Bet jeigu norit, kad būtų smagiau, tai irkluokit kuo intensyviau ir greičiau. Šitos kelionės vienas iš tikslų mano buvo įsivertinti ir pasidaryti namų darbus, kur yra geros vietos plaukt, žvejot ar tiesiog būt. Tai tokias vietas pasižymėsiu. Lyja. Ir stipriai. Molis.
Va tuom ir skiriasi nuo Aukštaitijos Dzūkijos upių. Ten visur smėlis, čia. Aš išplaukiau 9, dabar jau yra 12. Per visą tą laiką nebuvo praktiškai sustoję. Laimint. Laimės žiburys nušvito man ir tau. Ir va prie tokios srovės tokie medžiai įvirtę iš niekur nieko yra didžiausias pavojus, nes jeigu tave užkabins šonu ar kažkaip, labai tikėtina, kad apsiversi ir prisemsi pilną valtį. Kai toks vanduo įbėga, suprantu, kodėl šita upė yra tokia, kokia yra. Ir apskritai Minija, kadangi jinai yra Žemaitijoje ir gauna labai daug įvairių intakų, tai jeigu tik pakyla vanduo, jinai nusidažo kakava. Gali man pasakyti, kur tu tiek užtrukai? Jau yra 1 valanda dienos. Visada saulė vėluoja. Kiek kitokia upės atkarpa, beveik sustojo, dingo srovė. Tik pasakiau, kad nurimo, vėl pasuko. Pasidžiaugiam ir gana. Kaip galėtų žemaitiški orai ir apsispręsti? Ar lyt, ar šviest. Bet aš jums parodysiu savo jau klasiką tapusi užkandį. Labai paprasta, skanų ir greitą. Lydytą sūrio. Kokios tik turi dešros, sūrio ir galima marinuotų agurkėlių. Paimat šitą ir padarot iš jo ritinį. Ir kokius 4 tokius suvalgot ir galit plaukti. Pagalvojau, visai įdomus faktas. Čia yra upelis, kuriame aš pagavau pirmą savo gyvenimo upėtakį. Tai buvo tikriausiai prieš kokius 20 metų. Ir aš atsimenu, kai vaikas būdavo, galvodavau, kodėl tie upėtakiai kimba tik po lietaus. Galvodavau, gal jam tiesiog patinka, kai palyja, bet priežastis yra daug paprastesnė. Tiesiog, kai nėra vandens, tai jie čia ir negyvena. Kai pakyla vanduo, šioj upiai vanduo dar būna pakankamai švarus, kad upėtakiam būtų smagu joje būti. Ir aišku, atsiranda tiesiog galimybė praplaukti pro kliūtis, kurios esant žemam vandens lygiui yra neįveikiamas upėtakiam. Bet dabar vanduo rudas yra ne tik Minijai, bet ir šitam upelį. Tai... Rasa, jeigu norit bendradarbiauti su manim, turiu gerą idėją, kaip panaudot. Vandens lygis man tiesiog kyla ant akių. Kas čia vyksta? Man paaiškinkit, kas čia vyksta. Aš žinokit, nespėjau to objektyvo valyti. Išsimaudžius reikia ir nusišluostyti. Čia matau kažkokio gyvūno kailį. Tiesiog kažkas kažkur jam nutiko ir srovė jį pakabino.
Nesu tikras, bet ten vandenį yra arba paukščio galva, arba šito gyvūno uodega. Ir dabar, kai saulė šviečia, iš tikrųjų matosi, kaip šitas vanduo atrodo. Sustojau, vėl pradeda lyt, nes radau kažkokį pastatą ir galvoju, gal aš čia galėsiu išmiegot. Kas čia yra? Man čia yra panašu į persirengimo kabinas. Oi, kai pradėjo lyt. Gerai, miegosiu šiąnakt persirengimo kabinose tikriausiai. Kas buvo? Stovit. Na, man mažiausiai pasisekė. Kažkaip visą dieną labai skauda galvą. Tikriausiai sergu. Vaistų nuo skausmo išgersiu. Žemėlapyje matau, kad ten už kokių 300 metrų yra bažnyčia. Tai nežinau, ką jie čia su ta persirengimo kabina daro, bet aš išmiegosiu, tyliai gražiai, laužo nekursiu. Nelabai tikiu, kad ir pajėgčiau jį užkurt, nes aplink nematau nei vieno degančio medžio. Keistose vietose esu miegojęs, bet persirengimo kabinoj panašu, kad buvo lizdas paukščio. Gal dar yra? Kaip gerai išsinerti iš to šlapio, šalto, drėgno kostiumo. Ir žinot, ir matyt, kad po apačia esu sausas. Jums yra įdomu, kaip man telpa tokio dydžio porcijos, tai visada pargrįžęs, parplaukęs, aš dar apšildau skrandį, pavalgau užkandžių ir tik tada einu gaminti. Pas manęs taip veikia, aš nežinau. Ryte buvo 1,80 m, dabar yra 2,2 m. Dar 20 cm. Jeigu dieną užkandžiams buvo vartojama tokia tortilija, tai vakariniai bus tortilija mamacita. Ir šiandien aš naudosiu netgi 3 dalykus. Tortilija, čipsai ir nauji barbecue padažai. Barbecue linijos padažų yra ir daugiau, ir įvairesnių skonių, bet aš pasirinkau šiandienai šios. Jautiena. Salsa, bazilikai, saldžioji paprika. Sweet and spicy. Labai patinka. Ups. Grįžęs į kaimą prisiskyniau svogūnų laiškų. Ir dėl jų galiu dabar būti ramus kelias dienas, kad jiem nieko neatsitiks, nes yra šviežus. O iš parduotuvės nusipirkus 2 dienos ir hasta la vista. Gerai, gal šiek tiek visko per daug pridėjau, bet pabandysiu. Pabandom? Pabandom.
Gerai, kad pašildžiau skrandį, nes tokie laukia dar mažiausiai 2. Trečias. Nu ir ką jūs galvojat, ką tik įvyko eilinė Šimašio situacija. 2 per mažai, 3 čiučiut per daug. Einu pasiklot lovą. Einu pasiklot savo lovą. Jėgosiu tiesiog čia. Iš tikrųjų, jeigu net toks oras, tai aš greičiausiai čia net nebūčiau likęs, nes atsiranda nemaža tikimybė, kad žmonės ateis, maudysis arba norės čia būt. Bet dabar labai abejoju. Šitą džiunglinę upę aš šiandien nuplaukiau 33 km. Iš tų nuplauktų kilometrų bendrai sudėjus nelėjo tikriausiai kokią valandą. Visą kitą laiką, visą dieną mirkau. Tai bendroji sumoje turiu apie 55 km. Kaip ir minėjau kelionės pradžioj, tikslas pirminis 100 km, bet gali būti, kad nuplauksiu šiek tiek daugiau. Ir būtų gerai pagauti vieną žuvį. Bet kaip šitoj upėj tai padaryti, šiuo metu aš neįsivaizduoju. Iki rytojaus. Viskas. Labas rytas. Čia dar vakar matėsi lieptelis. Dabar jo jau nėra. Ir būtent dėl tokių priežasčių aš nepaliku savo kanojos vandenį, nes vanduo ženkliai pakilo ir galiu ryte aš jos paskui neberast. Turiu šiokią tokią problemėlę. Nebesikrauna telefonas. Vakar kelis kartus įkrito į vandenį. Ir iš tikrųjų nebeturiu labai daug geriamo vandens. Vakar, kai lyjo, užsimiršau padėti katilą, bliūdą. Bet gal kažkur rasim kokį šaltinį ar švaresnį vandenį. Arba tiesiog reikia palaukti lietaus. Kadangi čia šalia manęs yra upelis, tai galvoju, reikia eiti kažkur aukščiau, kur jisai turėtų būti šiek tiek švaresnis. Tai ten pabandysiu įsipilt vandens. Gert gal aš jo ir negersiu, bet kavos tikrai pasidarysiu. O mes šiandien ką? Vėl susitinkam tortilijų kepykloje. Gerai, grįžtam prie įrangos problemų. Išgirdau, kad laidas kažkaip pradėjo kalbėti ir pasirodo, čia yra išbėgęs ne vanduo, o baterijos lizdas atrodo va taip. Šita baterija panašu jau yra sugadinta. Turim tokią problemą. Tortilijos pica, bet nesigavo kaip norėjau. Kaip sakant, dar netokių baidyklių esu valgęs, tai skonio visiškai nekeičia. Kol kas visiems mano patiekalams užteko dujų, bet dabar, sekančiam patiekalui vakare, man yra būtinas laužas ir žarijos. Aš žinau, kad dabar supratau, kame buvo replės su ta baterija. Tai buvo kaltas lietus. Jinai sudrieko, sušlapo, gavo kontaktą su pakrovėju, susijungė ir gavosi trumpas sujungimas. Tu neplauksi? Tai buvo geriausias persirengimo kambarys, kuriame miegojau. Na, mano telefonas vis dėlto neveikia. Nesikrauna, greičiausiai irgi gavo drėgmės. Man asmeniškai jo nelabai ir reikia ir stengiuosi kuo mažiau naudoti, kai būnu gamtoje.
stengiuosi gyventi, bet tiesiog norisi pranešti kitiems artimiesiems, kad man viskas čia yra gerai. Negalėjau šiandien pažiūrėti, koks yra vandens lygis, bet įtariu, kad jisai yra pakilęs per kokius net 30 ar 40 cm. Dėl to šiandien aš plaukiu be britkelnių, nes su britkelnėm tokiam gylį, kur yra 2 metrai man jau virš galvos, aš turėčiau daugiau problemų nei naudos. Nes į britkelnes gali pribėgti vandens ir su vandeniu man pakilti į viršų, į paviršių būtų labai sudėtinga. Tai šiandien plaukiu taip, jeigu apsiversiu, išsimaudysiu, išlipsiu, įlipsiu ir plauksiu toliau. Aš prieš plaukdamas galvoju, parodysiu aš jums čia sraunę, gražią, skaidrę, akmeningą upę, o dabar iš tikrųjų mes plaukiam absoliučiom Žemaitijos džiunglėm. Eik, sau kaip čia gražu. Čia yra kažkokio laukinio gyvūno kūnas. Jautrių nervų žiūrovams geriau nežiūrėti. Čia yra mažo stirniuko kūnas. Eina savo. Siekis ramybėj. Kažką duoda, kažką atima. Eina savo. Viso. Čia yra viena priežasčių, kodėl nesinori gerti vandens iš tokios upės. Ir aš net neįsivaizduoju, kaip taip galėjo nutikti. Gali būti, kad tiesiog jam miegant naktį sukilęs vanduo jį nunešė. Už kokių 3-5 km paplaukus laukinė stovyklavietė. Na, buvo gerai ir ten. Kas čia melagis? Aš. Jeigu kažką aš čia ir tikėčiausi pagaut, tai dabar šapalą. Dėl to uždėsiu bitę. Nes širdis pradėjo plakti. Kas čia šneka? Ir viskas prasideda tiesiog čia iš pievų. Geras. Dabar įplaukiu į Minijos gamtinį rezervatą. Tai, man atrodo, yra vienintelė vieta per visą upę, kuri yra taip saugoma, jog ten negalima nei išlipti, nei kažką daryti. Tai tiesiog reikia praplaukti. Ir ta vieta yra skirta įvairiems paukščiams saugot, gyvūnams ir apskritai, gal ir augalams. Tiksliai nežinau, bet esmė tokia, kad bet kokia žmogaus veikla čia yra draudžiama. Pagal tai, kokios yra bangos ir kokias srovės, sprendžiu, kad čia labai daug akmenų. Kokio grožio ruožai čia. Net gaila, kad taip greit mane neša srovė, nespėjau akių paganyti. Ir aš jau seniai esu įstikinęs, kad gyvūnai yra kaip ir žmonės. Arba žmonės yra kaip gyvūnai. Jie mėgsta tiesiog būti gražiose vietose. Ir kuo ilgiau aš praleidžiu laiko gamtoje, tuo labiau suprantu, kad mes ne iš kosmoso nusileidom. Tikrai esam evoliucionavę iš kažkokios kitos rūšies. Uga ar kažkokios tai kitos panašios. Čaga. Tie paukščiai kaip juokingai lekia, žinokit dabar su ta srove.
ir aš tai blogai jaučiuosi jas išgazdinęs. Visiškai aš juos iš jų namų išvariau. Man šiek tiek yra sunku patikėti, kad Lietuvoje taip tiesiog galima rasti tokį krioklį. Aišku, jisai toks čia būna ne visada. Pradėjo šildyti. Filipas, kelionės talismanas. Mes dabar lipsim ten aukštai. Bet pirmiausia, reikia paslėpti kanoją. Aš kažkaip įtariu, kad čia viduje galėjo oksiduotis kontaktai ir reiktų pabandyti pravalyti. Čia ne tik kontaktai, bet ir visokių dalykų galima rasti. Ar gali būti, kad veikia? Kažkaip reikia man čia užlipdavo. Ir atsimint, kad ten palikau kanoją. Aš ten plaukdamas girdėjau, kaip nuvirto medis ir jisai buvo čia. Jeigu tų visų medžių nebūtų, tai būtų labai gražus vaizdas. Gerai, dabar įsivaizduokite, kad aš nerealis esu aš kanojoj ir plaukiu šitą Amazonę miniją. Labai, čia yra labai smagu. Nu, čia turėjo būti liptelis. Kažkoks takelis yra, tai gal ir stovyklavietė bus. Panašu, čia stovyklavietės nėra, nebent odų. Baigėsi tos sraunios vietos ir minija vėl tokia. Čia prasidėjo tokie pievų ruožai ir dažniausiai minijoje tokiuose ruožuose būna smėlių pakrančių. Bet deja, jos būna tik tada, kai būna žemesnis vanduo. Dabar viskas po jo. Kaip ir minėjau, šiandienos patikalui man reikės laužo ir medienos. Bet šito nelabai supuvus. O šitas jau labai. Oi, kaip aš dabar norėčiau, kad mano pjūklas būtų čia, o ne pačioje.
Filipai. Kad ir kiek čia ne jau kita vieta, bet gali būt, kad čia ir miegosiu kažkur. Ir šita stovyklavietė, manau, yra visiškai vieša, nes jinai yra šalia miestelio Kartenos. Viską nupučia vėjas. Nenori degti. Jeigu dabar prarasiu ugnį, nebeužkursiu jau. Vos kelius kartus neapalpau, bet panašu įsikūrė. Aš žinokit pagalvojau, jeigu jau turiu šašlykinę, tai išsikepsiu šašlykų. Visą tai susimarinavau namie, kad gerai įrūgtų, įsimarinuotų, tai naudojau prieskonius irgi iš Santa Marija. Jie šitam maiše jau yra 3 dienas, tai arba bus gerai susimarinavę, arba bus sugedę. Bet iš tikrųjų aš visus savo mėsgalius, visą žalią mėsą susivakumuoju, ištraukiu orą, kad ilgiau laikytų. O dabar veriam šitą šašlyką ant mano medinių iešmų. Aišku, aš šašlykų primarinavau tiek, kad čia visą Karteną tikriausiai išmaitinčiau. Bet bandau kepti. Aš šiek tiek pats netikiu, kad šitoj kelionėj kepu šašlykus. Padarom, aišku, klasikinį paragavimą nuo iešmo. Galima valgyti. Smoky hickory. Kečupo. Pirmas šašlykas keliauja į mano ertmės. Čia yra 2, o ten dar vienas šildas. Bet man atrodo, kad ateis ir jo eilė. Nereikės kviesti karteniškį. Manau, kad įpyliau kiek daugiau nei pusę bako. Einu į 3. Kur buvęs, kur nebuvęs, paskutinis šašlykas. Net sutempt nespėjo. Čia buvo apie 800 gramų mėsos. Aš tiesiog nežinau, su šašlykais man yra kažkas keisto, aš jų galiu labai daug suvalgyti. Toks jausmas, kad jie pas mane viduj turi kažkokią tai VIP kambarį. Ką kambarį? Gal ten visą ložę iki. Nuostabi buvo diena. Nežinau, kaip kitaip apibūdinti šiandieną. Plaukiau visą dieną praktiškai rėvom ir labai aukštų vandenį. Dabar, kadangi turiu telefoną, tai norėčiau pažiūrėti, kiek buvo to vandens. Jeigu vakar buvo 1,80 m, šiandien ryte 2,98 m. Beveik 3 metrai gylis. Būtent čia yra matavimo stotis Kartenoje, tai per naktį pakilo virš metro. Jau yra 11 val. Nakties, vis dar šviesu. Birželio mėnuo, ko norėt. Eisiu pamiegot. Ketvirta diena.
Pokytis per naktį aiškus. Ir gandrams tokios vietos, kai būna užlietos, labai patinka dėl to, nes iš upės įvairių gyvių jiems paduoda ir jie gali čia puotauti. Gerai, įsižiūrėkit, čia yra vanduo tiesiai iš Minijos. Dabar bandysiu perleisti per filtrą. Atrodo daug švaresnis, nes iš principo viskas, kas dabar Minijoje yra, tai tiesiog purvas, žemės ir visa kita. Filtras tą puikiai, manau, sutvarko. Teoriškai teigia, kad jis gali 1000 litrų išfiltruoti. Su tokiu vandeniu, manau, ir 100 užtektų. Jeigu jūs galvojat, kad kartais baigėsi dujos, tai pabandykit apverst. Ir tada, nes kartais vandenį užvirt reikia vos dar kaitros, o kai užverda gali tiesiog pamažinti ir tada jisai virs. Tai bendroji sumoje dabar esu nuplaukęs apie 95 km, man atrodo. Pirminis planas buvo 100, tai šiandien dar dieną turiu ir rytoj pusę dienos nuplauksiu daugiau. Ten už manęs yra Kartenos piliakalnis, tai jeigu nenorit plaukti upe, galit nueit ir pažiūrėt, kaip kiti plaukia upe. Arba neplaukia, tiesiog kaip teka upė. Man šiek tiek sunku patikėti, kad iš tokios upės galima gauti tokį švarų vandenį. Kad mažėja vandens lygis, labai gerai galime pamatyti iš pakrantės žolių. Jau geras pusmetris yra pakritęs, nes kur buvo apsemta, visos žolės pasidengusios purvu. Gal kažkur gyvena žuvis? Šiandien Minija yra visiškai kitokia nei vakar. Jeigu vakar aš plaukiau labai greit ir miškais, tai šiandien plaukiu gana lėtai ir pievų ruožais, bet negaliu skųstis. Kaip matot, turi šarmo ir jie. Ir dar pradėjo lyti. Bet taigi aš pripratęs jau. Čia labiausiai džiunglės, kuriuose buvo per visą Miniją. Panašu, kad ta dulksnelė čia nesustos. Čia buvo pilkasis karnys. Jie turi labai keistą savybę skrendant, kojas taip užverčia į viršų ir atrodo, kad jie skrenda į priešingą pusę, atrodo, kad ten galva vietoj kojų. Dažniausiai jie mano raudoną Izabelą daug anksčiau pamato, nei aš spėjau paspausti raudoną mygtuką. Nepertraukiamai lyja jau 4 valandas.
Sukluskit visi, kurie planuoja šią vasarą plaukti miniją. Arba kitą, arba dar kitą. Tai vakarykštis ruožas, kaip ir minėjau, yra greičiausiai top, nes ten yra labai daug rėvų, greita srovė ir daug akmenų. O va šitas šiandienos ruožas yra daug ramesnis, gilesnis, bet tuo pačiu ir plauki gilesniam slėnį, labiau toks, sakyčiau, džiunglių stiliaus ruožas, kur aplink aukšti skardžiai ir tinkamas ruožas tiek senam, tiek jaunam. Tai labiau šiandien ruožas su šeimom, o vakarykštis kiek intensyvesnis su draugais arba vienas. Ir aš iš tikrųjų esu plaukęs nemaža dalim jau Lietuvos upių, įskaitant Ūlą, Verknę, Merkį, Nemuną, Nerį, Šventąją ir dar yra kitų. Tai aš kiekvienos tos upės kuriu žemėlapius ir pasidalinu su savo rėmėjais Contribui arba Patreon. Tai jeigu planuojat kelionę ir norit žinot, kur yra laukinės stovyklavietės, nes aš nekalbu apie privačias, kur nuomoja baidarės, tai jeigu jūs sugalvotumėt išmiegot kažkur nuošaliau, privačiau, gali tapti mano rėmėjais. Esu be galo dėkingas visiems, kas prisideda prie šito turinio, tiek žiūrėdami, tiek paremdami mane per tas dvi platformas. Arba visur kitur. Labai jums ačiū. Nespėjau išlipti pasiimt droną, tai dabar nuleidinėjau tiesiog pievai. Nusileido su 1% man į rankas, šiaip ne taip. Pievai radau. Aš taip dabar kažkaip plaukdamas reflektuoju ir galvoju, kaip yra gamtoje keista, kad sustoja, kažkaip sulėtėjo laikas, išsitempia viskas. Atrodo, taip seniai aš tą manų košę valgiau. O tai buvo tik prieš 3 dienas. Ir kaip aš juos vėl norėčiau dabar. O, žiūrėkit, lubinai. Jums irgi atrodo, kad jie man mojuoja. Iš tikrųjų, lubinas ar keistas augalas atrodo labiausiai jam yra dzin ant spalvinių gamtos dėsnių. Kodėl gyvūnai būna ryškių ir iššaukiančių spalvų, tai aš žinau. Jie dažniausiai taip nori pabrėžti, parodyti, kad yra nuodingi. Bet lubinas, nežinau, man atrodo, jis nėra nuodingas, tiesiog labai atkreipia dėmesį. Gal jis yra narcizas? Ne, bet negali būti narcizas. Narcizas yra narcizas, lubinas yra lubinas. Jūs man pasakykit, ar aš jau darausi senas dėdas, ar man vienam šita pieva yra labai graži. Net ne pieva, pievutė. Būkit geri, pritarkit man. Nu, ta prasme, ne kad senas dėdas, o kad pieva graži. Čia gyvena urvinė kregždė. Gal ne viena, gal visa šeima. Bet paukščiai. Na, panašu, radau gražiausią stovyklavietę per visą kelionę. Miegosiu, būsiu šitam paplūdimy. Pats pirmas dalykas, ką noriu padaryti, nusiauti šitos batus, nes viskas yra visiškai šlapia. Euforija po 1, 2, 2,5, 2,75, 2,89, 3. Dar po šiandienos lietaus gali vanduo kilti. Paskutinė vakarienė – plovas. Anąkart man šiek tiek prieskų buvo plovas, tai išlaikau tradicijas, panaudoju produktų kito. Jau 4 dieną žalios mėsos laikyti neberizikuoju.
Bet man šiaip pasisekė, kad oras buvo pakankamai šaltas, vidurkis tikriausiai dienomis buvo koks 13 laipsnių, tai nebuvo kam sugesti. Tai tokio liofilizuoto maisto 2 didžiausi pliusai - nieko nesveria ir negenda. Kaip ir kur aš tai darau. Aš pats neturiu to aparato, mano draugai turi. Tai jeigu ir jums reikėtų, galiu suvesti. Realiausia šansą pagauti žuvį turėjau pačią pirmą dieną. Turėjau 2 kibimus, man atrodo, bet nei vienas neužkibo. Jeigu, pavyzdžiui, jums per tas dienas pasirodė, kad aš labai ramiai ir optimistiškai reaguoju į tą lietų, tai galiu jūs nuraminti visą tą laiką, kai lyja. Aš turiu gan rimtą diskusiją su savim, kaip elgtis, ką daryti ir galų gale kaip suprasti, kad tas lietus baigsis. Taigi jis visada baigėsi. Aš net pavadinčiau lietaus blogų dalykų. Jeigu ne jisai, aš nebūčiau patyręs tokios minijos. Aš net nebejoju, kad daugeliu yra tekę matyti tokius medžius, tokias šakas kaip apspjaudytus. Tai žinokit, čia nėra spjaudalai. Įdomus dalykas, kad čia yra paties medžio skystis, tik jį suburbuluoja, burbulais padaro tam tikri vabzdžiai ir jie po jais slepia savo nimfas, savo vaikus, savo lervas, kad jų nevalgytų visokie parazitai, plėšrūnai ir šiaip nuo aplinkos. Tai jeigu pamatysit, nesugalvokit prisidėti ir apspjauti. Palikit kaip yra. Labas. Labas. Šiandien turėtų būti diena kaip iš kitos planetos. Daug šiltesnė. Šitoj kelionė žinot, kas labiausiai džiaugiasi? Tai šita melojai. Jinai negavo nei vieno akmens. Gal porą tik. Pasirodo, lašalus mėgsta valgyti ne tik žuvis, bet ir vorai. Čia puikiai matot, kaip voras, daug mažesnis už save, yra pasigavęs lašalą, kokius 3 kartus didesnį už save. Ir bando jį suvalgyti, apdorot. Gerai, šiandien nieko nelaukdamas, bandau kuo greičiau susispakuot ir nevalgęs pusryčių plauksiu, nes šiandien mane turi surinkti 1 valandą. Ir aš, žinokit, esu švelniai nustebęs, kad aš sugebėjau suvalgyti visą savo maistą, kurį pasiėmiau. Planuodamas, dėdamas galvojau, nu čia tikrai kartenai, gargždams ir dar plungiai liktų, bet pasirodo, kai lyja, Dovydas yra kas? Smakas. Arba žemaičiai pasakytų smaks su X. Pažvėjojom. Nu gerai, paskutinį kartą pažiūrim, koks dabar yra vandens lygis. 2 metrai ir 6 centimetrai. Tai praktiškai kaip ir pradėjau. Ir kaip matot, kreivė yra labai aiški, kad aš plaukiau potvynio metu. Nuo pat gegužės mėnesio nieko panašaus nėra buvę. Ar jūs tikrai drįsat pagalvoti, kad šita kelionė apsieis be supynių? Žiūrėkit, kokio dydžio ramunę radau. Tik neuostykit, nes jinai ne gėle kvepia, o man labiau neplautų šunim. Visos ramunės, kurios žiūrit, neįsižeiskit, čia tiesiog mano nuomonė. Man liko vos 2 kilometrai iki vietos, kur mane pasims. Tai manau, kad pažintį su minija čia ir pabaigsiu, bet per šitą kelionę išmokau kelių dalykų. Tai pirmiausia, kad dar labiau reikia vertinti geras, šiltas ir saulėtas dienas. Ir manau, per šią kelionę įgavau gerus šarvus tokiam orui, lietui ir minija šį kartą buvo tokia aukšta. Iš viso nuplaukiau apie 130 km, iki jūros yra likę apie 70. Bet gal čia kitam kartui, arba niekada. Parašykit komentarą, paspauskit prenumeruoti mano kanalą ir patinka. Paspauskit patinka. Šitoj kelionė gal labiausiai gaila, kad nepavyko atrakinti, atidaryti žemaičių. Bet galim padaryti taip. Dėkau, kad žiūrėjot, mono geri, mėly, poigi žiūrovą. Greit sustiksim. Bye. Kas čia vyksta? Man paaiškinkit, kas čia vyksta. Ups. Gerai, kelionės pabaiga. Sulaužėm meškerį.